Labas, galvoju pakalbėsiu, kol vyro nėra namie ir miega mažylis, nes jau dabar, kai žiūri šitą video, tai ketvirtadienis tavo, bet šiaip šiandien yra pirmadienis man. Ir galvoju, kad rytoj jau nespėsiu įrašyti, trečiadienį gali nesigauti, tai jau jeigu noriu kelt ketvirtadienį šį video, tai reikia truputėlį paskubėti. Kas manęs nepažįstat, esu Tija, Mažųjų ritmų ir mamos linija įkūrėja. Šios video pradėjau kaip 52 savaičių iššūkį, per kurias turėtų kardinaliai pasikeisti tiek mano šeimos gyvenimas. Ir dokumentuoju, ką darau, kas pavyksta, kas nepavyksta, ar vykdžiau užduotis per savaitę išsikeltas ir panašiai, tikslus. Tai jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, like po šio video, kaip visada, ir pakomentuok, kas labiausiai patinka, ko galbūt norėtum daugiau išgirsti. Tai padėsi tiek augti šiam kanalui, tiek savo pačiai ar draugiai pasidalinusi šiais video. Va. O kalbant apie tai, kaip sekasi, tai dar vis yra Liepos mėnuo. Rytoj turėsiu dar vieną antrą konsultaciją jau, bet ne su veiklos monetizacija, truputį kitokia paslauga. Tai irgi bus konsultacija, bet kol kas apie ją viešai niekur neskelbiu, išsibandau rinką. Tai žiūrėsim, kaip seksis, šiaip labai laukiu. Tiek aš, tiek pati klientė, žiūrėsim. Viliuosi, kad leis pafilmuoti, galbūt be jos veido. Labai ten, kadangi pas ją namie vyks, tai irgi galbūt leis prieš po parodyti, tai žiūrėsim. Va, tai labai džiaugiuosi, nes šį mėnesį galėjau priimti iki 4 moterų, kadangi vis tiek ir auginu kūdikį, šalia mažametė dukra. Tai nėra taip, kad kaip žmogus be vaikų galėčiau skirti iki ten, nežinau, 8, 10, 14 valandų per parą, tai vis tiek yra ribotas mano laikas. Tai realiai iš 4 paslaugų dar bus likę, kad 2 galėsiu dar priimti moteris. Teko truputį nutraukti filmavimą, nes šiek tiek gerklę skauda ir ką tik pavalgiau, tai labai kabinasi gerklę. Tai va, tai kaip ir minėjau, dar galiu 2 moteris priimti, tai yra 3 konsultacijos, viena jų yra veiklos monetizacija, kurios metu dar iki jos pasikalbam, ką žmogus kokią turi idėją, ką jis norėtų padaryti, kokius tikslus pasiekti su ta idėja ar jau turima veikla. Ir mano telefonas nusprendė nedraugauti su manimi. Žodžiu. Tai va, tai veiklos monetizacija, dar jos metu apžvelgiam galimybės, kurių galbūt žmogus nepamatė, kur galėtų komunikuoti apie tai ir rasti klientų. Taip pat vasaros metu esu pridėjusi dovaną socialinių tinklų auditą, tai kas įsigyja veiklos monetizacijos konsultacijas, šalia dar gauna šią dovaną. Irgi apžvelgiu profilį, kas gerai, ko trūksta, ką galbūt būtų galima pakeisti. Antra konsultacija yra tikslų išsigryninimo. Tai yra, aš duodu kelias užduotis, kurias atlikus išsiaiškinama, kokie iš tikrųjų yra tikslai, kuriuos reikėtų galima pasiekti, taip pat kažkokie pirmieji žingsneliai jiems pasiekti. Ir trečioji konsultacija yra socialinių tinklų auditas su 30 dienų turinio planu pateikiamas. Tai tokie 3. Yra ta 4 slapta konsultacija, bet kol kas aš sakau, bandau per kitur išsibandyti. Tai o kaip išsibandyti, tai buvau kėlusi įrašą vienoje iš Facebook'o grupių, kur tikrai gan daug moterų yra.
Tiesiog paklausė, ar būtų aktualu tokia konsultacija ir pakomentavo viena moterų, susirašėm, matomai labai reikalinga. Aš tiesą sakant, net nebuvau pagalvojus apie tokią nišą, truputį kitaip, ne tai, kad įsivaizdavau, bet kitaip būtų vykę ta konsultacija. Ne tai, kad kitaip, bet tiesiog gal bendrai, sakykime, kaip visiems žmonėms, bet, tiesiog yra tam tikra situacija, kuri davė man mintį. Tai dabar irgi bandau per savo profilį atrasti daugiau tų klienčių ar tiesiog išsiaiškinti, kad tikrai reikalinga tokia paslauga, konsultacija. Tai žiūrėsim, mačiau, viena parašė vėl kita moteris, kad yra draugė pas ją, tai reikės dabar kaip tik atrašyti, pasižiūrėti, ar aktualu, ir grįžo mano vyras. Grįžo ir išėjo. Išvažiavo dabar dukrytės paimti iš darželio. Mažylis jau atsikėlęs, bet dar ramus, tai galiu šiek tiek pakalbėti. Tai va, tai per šį laiką aš susirašiau su ta kita moteriam, pasiaiškinom, kokia pas ją situacija, tai jai nėra aktualu šitą konsultaciją, tai kažkaip ir nepardavinėjau. Pasiklausiau, ar kitų gyvenimo etapų būtų aktualu, tai laukiu atsakymų. Tai žiūrėsim, kaip čia pavyks. Va, o aš kol kas ruošiuosi rytojaus tai naujai paslaugos konsultacijai. Tai va, nežinau, ar dar kažką, nepamiršau nieko susakyti. Buvau susirašusi su dailės terapijos specialiste, kaip jai sekasi daryti užduotis, tai kol kas pas ją šiek tiek yra gyvenime ne pokyčių, bet tam tikrų svarbių paminėjimų, sakykime taip, nenoriu čia išduoti jos. Tai parašysiu jau po tos šventės, ką jinai galvoja, ką darys, tai žiūrėsim. Kažkaip labai, aš labai sergu už kitus žmonės, kad jiems pasisektų, pavyktų, tai norisi padėti. Aišku, nebūti įkyriai, ten nerašinės už pastovi. Kaip ten sekasi, čia viskas nuo pačio žmogaus vis tiek priklauso, kiek turi noro, galimybių ir panašiai, nes vis tik irgi mama, tai ribotas tas laiko resursas ir energijos taip pat. Tai bus matyti. Ir kviečiu pasižiūrėti, kaip čia mums sekės šią savaitę, ką mes spėjom nuveikti. Ir greitu metu vėl susimatysim. Sveiki. Wow. Su gimtadieniu, najukai. Ačiū. Pažiūrėsim, kad su mane pataikys, nieks nepataiko, tada. Gerai, vaikai, atėjo! Vos nebus ir
Oi. Sudinima. Tuoj visi susirenka, vaikai. Почуєвала. Jo, tai O, kaip smagiai. Labai gražiai padaryta. Sausainiukai matau. Bet nieko nepaversiu. Ne, žinokite, ko turėtum pavirsti. A, čia kas sticker by number. Kur patys sticker? Mama. Kaip atidaryti? Kaip atidaryti? Ai, čia po kiekvieną turbūt. Oi, čia kiek darbelio. Mama. gerai, galima rinktis, kurio vadintis. Aš po konsultacijos, kadangi tai buvo pirmoji bandomoji, lyja lietus. Tai matau, kad 2 valandų neužtenka. Reikės daryti, kad tai būtų 4 valandų konsultacija. Ir greitų metu jau atskleisiu, kas čia per tą slaptą konsultaciją. Bet labai gerai viskas praėjo. Tiesiog galėjom ir ilgiau pasidaryti, bet ištiko gyvenimas. Ne mane, aišku, klientė. Tai tarėmės, kad dar kartą ateisiu, pasitarsim dar laiką. Aš tik labai džiaugiuosi, labai ir jinai mačiau patenkinta. Tai va, lėkiu po stogu. Na ką, tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjai iki galo. Priminsiu, kad šį mėnesį dar turiu 2 vietas 2 moterims konsultacijai, tai drąsiai gali išsirinkti, kuri tau aktualiausia. Ir priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, like po šito video ir pakomentuok, kas labiausiai patiko. O kol kas iki sekančios savaitės. Iki. Galima apžiūrėti vaikų kambarius, kas esi tu.